Dabar vyksta mažųjų bendrijų steigimo bumas. Iš tiesų tikrai girdėjau informaciją, kad mažųjų bendrijų per pirmąjį šitą laikotarpį, kol kas dar sausio mėnuo tik tai įpusėjo, yra įsteigta daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį. Tikrai nemažai, skaičių nebeprisimenu, bet nemažas skaičius. Ir kodėl steigiamas mažosios bendrijos? Dėl pirmų 2 metų nulinio pelno mokesčio tarifo dažniausiai. Dažniausiai dėl to. Bet kokią aš pastebiu klaidą padaro mažųjų bendrijų nariai. Ir anksčiau tą patį darydavo, steigdavo mažąją bendriją, tik tai nulinio pelno mokesčio tarifu galėdavo pasinaudoti 1 metus, dabar 2 metai. Ir paskui po kokių 2 metų priima naują narį, keičia mažosios bendrijos pamatus. Ir kas nutinka? Taigi valstybinė mokesčių inspekcija sako, taip daryti negalima. Kas yra parašyta pelno mokesčio įstatyme? 3 metus negalima mažosios bendrijos keisti, stabdyti, likviduoti, keisti nario. Žodžiu, negalima keisti mažosios bendrijos pamatų. Tai jeigu tu steigi mažąją bendriją ir galvoji, dabar 2 metus aš ją palaikysiu, paskui po 2 metų ten parduosiu, atiduosiu, padovanosiu, reiškia bus pakeistas narys, arba įsteigsiu dar vieną. Tai nepaeis šitaip. 3 metus negalima nieko su ta mažąja bendrija daryti. Pelningų verslų ir protingų sprendimų.